Gal priima anksčiau? Va šitaip gerai. Kasdieną prie prezidentūros nuo 17 gegužės, nuo to juodojo ketvirtadienio, kada buvo mergaitė išplėšta per jėgą iki dantų ginkluotų 240 policininkų ir jiem komanduojančios civilės antstolės, pas mus vyksta budėjimas už tiesą prie prezidentūros ir mes ten rašome laisvųjų menininkų iniciatyvą žodį tiesa. Ta žodis tiesa jau sklenda po Lietuvą, jau žinome, kad rašė Kaunas, kad buvo už tai žmonės suimti, vakar rašėme prie vyriausybės ir Seimo, pastoviai rašome prie prezidentūros, jį plauna, bet mes toliau rašome ir žinau, kad jau rašo Londonas, rašys lietuviai visame pasaulyje. O šiandieną mes vedame piketą, nors tų piketų čia yra daug, vedame piketą prie Lietuvos Respublikos Seimo, kuriame vyksta labai, sakyčiau, gėdinga akcija, tai yra komisijos posėdis dėl Neringos Venckienės atėmimo teisinės neliečiamybės. Mano supratimu, Seimas išvis neturėjo veltis į šitą jiem nusikalstamų prokurorų primestą farsą. O kodėl nusikalstamų? O todėl, kad į Seimą atėjo netgi ne ponas Valys, generalinis prokuroras, o jo pavaduotojas Darius Raulušaitis, kuris iš tikrųjų yra nusikaltėlis, nes jis yra dangstęs nusikaltėlius didžiulėse PVM grobstymo bylose, tas bylas skaldydavo į mažytes ir susimokėję tik tai nedidelės baudas, taip pat išvengė baudžiamosios atsakomybės ir turto konfiskavimo masė vagių, kurie yra pavogę iš Lietuvos biudžeto milijardus litų. Nes jeigu vien tik taip Kaune buvo istorija yra, kur buvo pavogta apie milijardas litų PVM, tai yra nesmokėta į Lietuvos biudžetą. Tai šitas žmogus ateina į Lietuvos Respublikos Seimą ir Seimas savo leidžia įklausyti, kad panaikinti neliečiamybę teisėjai, kuri vienintelį nusikaltimą kabutėse padarė, gindama savo brolio mergaitę. Mergaitę, kuri ne šiaip savo mergaitė, o buvo išnaudota ir kuri grąžinta per jėgą valstybės vardu pedofilų sutineriai motinai. Jinai motinos vardo neverta. Ir aš tikrai nebijau net atsakomybės, jeigu jie man irgi paduoda į teismą, nors jau dabar irgi persekoja už mitingo organizavimą 19 gegužės, jau aš turiu kvietimą į teismą ir noriu susidoroti. Šiandieną viskas yra Lietuvoje daroma taip baisiau negu pas Lukašenką arba Maskvoje. Ir už visus šitos piketus, už viską mus bandys bausti, bet mes nepasiduosime ir stovėsime tiesos sargyboje. Todėl ir noriu, kad žmonės žinotų, kad ne tik čia piketai bus, kada jie svarstys Neringą Venckienę, bet kiekvieną dieną nuo 10 valandos ryto iki 8 vakaro mes būdime prie prezidentūros ir labai prašome, kad žmonės ateitų. Nes tie žmonės, kurie būna pastoviai, jie pavargsta ir reikia, kad keistumėsi. Ir kad žmonės suprastų, kad yra viltis. Jeigu mes nekovosime, mes kovojame ne tik už mergaitę, mes kovojame ne tik už Venckienę, mes kovojame už tai, kad Lietuva būtų tikrai normalių žmonių valstybė, teisinga valstybė ir dirbanti valstybė ir pasiturinti valstybė. Mes žymiai platesnį kontekstą šiuose dalykuose turim. O svarbiausias dalykas, kad prie konservatorių aplaidumo su liberalais šiandieną patiesas raudonas kilimas, kad į Seimą sekantį rudenį ateitų išvis nusikaltėliai, tai yra Uspaskichas, apie kurį mes žinome. Vyksta teismas, milijonais grynųjų pinigai buvo švaistomi. Tas teismas yra privirtęs farsų, nieko nenuteisė, nieko nepasodina, o Uspaskichas seniausiai turėtų su visa savo šutvės sėdėti. Tai su juo Paksas, buvęs vaidinantis serialį, o dabar jau šlapia višta tapusi, susidėjo su šito nusikaltėliu ir taip pat nori forsuoti į Seimą. Taip pat Butkevičius, socdemų vadovas, paskui pilna valstybininkų atstovų. Apie tai Ašklonio gatvėje dienoraštyje nekartą esu jau minėjęs ir sakęs. Ir paskutinė mitingė 26 gegužės net įvardinau jų pavardės. Taip, kad mano giliu įsitikinimu šitas budėjimas tiesiog sargyboje ir protestas yra tikslingas ir labai naudingas. Ir visus prašau juose dalyvauti. Ačiū. Dėkui.